Taigi prasideda kova ir taip tai yra karate kova, tik tai, kaip žinote, karate yra daug įvairių rūšių. Na, ši karate rūšis vadinasi Šingokai karate. Taigi stebime nuo pat pirmų sekundžių efektyvų veiksmą, tai Vaidas Dabrovolskas atliko metimo techniką. Ši kova, kaip matome, prasidėjo jau be žvalgybos. Iš karto sportininkai gan aktyviai kovoja ir renka taškus arba jau pirmajame raunde nori išeiti į finišo tiesiąją. Taigi, Vaidas Dabrovolskas, Alytaus atstovas, klubas Du Vilkai, Mantas Gramauskas, Kauno atstovas, klubas Tora. Taigi, Alytus, Kaunas. Gerai, keliai eina. Taigi sportininkas yra įspėjimas, kadangi smūgiavo priešininkui, kuris buvo parklupdytas. Taigi tokius smūgius atlikti galinčiam sportininkui